atidirbtas tepalas, dugną padengti soliarą visais laikais buvo daroma. Tai dabar atsirado kraunas jau kaip metų 12. Jisai, žinoma, šiuo atveju gerai sudirba, korozija gerai sustoja, vizualiai, aišku, labai negražiai atrodo. Šitą pusę teko pagramdyti, nesudirbo šitas dalykas. Toliau skylės čia, aš manau, kad atsirado dar anksčiau. Ir pasiekmes technologijas nerdant automobilio, nenuimant posparnių, neišplaunant arkose žemę, kai mes tai visi žydome, kad čia kaupėsi žemės, toj briaunoje, o čia nais po posparniu, kadangi tai nebūna padengta antikorozija, supūna greitų metu. Tenka daryti kibulinius darbus, čia nais visą arką teks pjauti, naują statyti, remontinį. Lygiai tas pačianais. Čia jau metalo nebėra. Norėjau pasmėliuoti biškį, bet čia jau už tos briaunos, kad išplauti, padaryti antikoroziją, kad to neatsitiktų vėliau. Kuo vėliau, kad atsitiktų, reikalingas normalus antikorozinis centras. Dabar populiari mašina yra Dodge Durango. Kaip pasakai, 600 eurų antikorozinis, visi meta ragelį, galvoja, kokie čia glušai. Žymiai geriau nuvažiuoti už 300 eurų, pasidaryti antikorozinę ir paskui, aišku, pamatyti pasiekmes.